Sveiki, esu istorijos mokytoja Laura ir kviečiu Jūs į istorijos pamoką. O joje apie 2023 metų istorijos egzamino užduotį. Būtent ją ir laikau savo rankose. Ir tikrai neatsitiktinai apie užduotį ne iš karto po egzamino. Nes tikslas ne tas. Manau, kad 12-okai, tie, kurie praėjusiais metais laikė egzaminą, tikrai po egzamino užduotį perėjo su savo mokytojais arba individualiai. O dabar į egzamino peržiūrą, į egzamino užduoties peržiūrą kviečiu tuos, kurie dar tik ruošiasi egzaminui ir jį laikys ateinantį birželį. Keletą priežasčių, dėl ko tam, kuris jau tikiuosi pradėjo galvoti apie egzaminą, svarbu ir naudinga peržvelgti egzamino užduotis. Pirma, keliaudami per užduotį jūs tikrai daug pakartosite istorijos dalykų, kai kuriuos prisiminsite, atnaujinsite žinias. Antra, jūs tikrai galėsite puikiai pasitreniruoti, suprasite tam tikrų klausimų formuluotės, jos jums taps pažįstamos, na ir žinoma, egzamino metu tikrai žinosite puikiai užduoties struktūrą. Tikrai labai naudinga, rekomenduoju pereiti visą užduotį. Na, o aš galvodama apie šią pamoką, kokiu principu pereiti visą egzamino užduotį, visgi tokio sumanimo, kuomet skaitau visus testo klausimus, komentuoju visus atsakymus, kada perskaitau visus šaltinius, klausimus po jais, atsisakiau. Dėl ko? Dėl to, kad tai būtų tikrai labai ilga pamoka, varginanti tikriausiai, nelabai įdomi ir tai tikrai galite padaryti patys. Prie šios pamokos pridedu dvi nuorodas. Viena į egzamino užduotį, o kita į vertinimo instrukciją. Tarp kitko, pastudijuoti pastarąją irgi yra naudos. Labai rekomenduoju užmesti akį ir ten. Na, o kokiu principu aš jūs tada kviečiu apžiūrėti egzamino užduotį? Aš noriu atkreipti dėmesį į tuos klausimus, kuriuos gali lydėti mano komentaras, patarimas jums, tam tikra įžvalga. Ir tokiu būdu pereisime testą, bet atkreipsime dėmesį į kai kuriuos klausimus, kaip minėjau, ir peržiūrėsime šaltinius. Bet jūs būtinai visą egzaminą pereikite. Tikrai nuoširdžiai rekomenduoju. Peržiūrėkite visą egzamino užduotį. Skirkite tam laiko. Bus naudos. Taigi mano rankose popierinis užduoties variantas, o jūs atsidarykite užduotį nuorodoje, PDF-inį variantą ir mes keliaujame per užduotį kartu, staptelėdami prie tam tikrų svarbių dalykų, kurie jums turės, tikiu, naudos. Taigi pradžioj testas. Koks jisai? Mano akimis tikrai ne per daug sunkus, jis apimantis ir Lietuvos, ir pasaulio istoriją, ir žinoma iš įvairių istorijos laikotarpių. Pirmieji 3 klausimai iš Lietuvos Respublikos konstitucijos. Taip yra visada. Žinote tikriausiai, kad tas, kuris keliauja į egzaminą, visgi Lietuvos Respublikos konstituciją turėtų būti perskaitęs ir turėtų turėti supratimą, kas ten rašoma. Taigi pirmieji 3 klausimai apie tai. Jeigu atsakote į juos ir matote kažkur dar stringate, labai rekomenduoju peržiūrėti mano paruoštą pamoką apie Lietuvos Respublikos konstituciją. Tokią pamoką be vargo rasite YouTube kanale Istorijos pamokos su Laura. Toliau žvilgtelėkim į 5 klausimą. Pasirinkite teisingą vakarų Europos istorinių laikotarpių chronologinę seką. Tokio tipo klausimas, kuomet reikia arba istorinius įvykius, arba istorinius laikotarpius sudėlioti nuo seniausio iki dabartinio, iki anksčiausiai, vėliausiai vykusio, labai dažnas. Neklausė teste, kelintais metais vyko tas ir tas. Nušauna vienu šūviu net 4 zuikius, 4 įvykius, laikotarpius, patikrina, ar jūs galite sudėlioti. Taigi apšvieta, nacionalizmo plitimas, pramonės perversmas ir renesansas. Pabandome sudėlioti. Visų pirma pagalvojame, kas vyko pirmiausia. Na ir tikiu, kad staptelim ties renesansu. Taigi 2 variantai A ir B mums atkrenta iš karto. Dabar galvojame. Pirma apšvieta po renesanso, tai 4 pirmas eina, D variantas, ar visgi pirmiausia renesansas, o paskui pramonės perversmas.
Kas anksčiau, apšvieta ar pramonės perversmas? Apšvieta. Teisingas atsakymas D. Sudėliojame teisingai. Renesansas, apšvieta, pramonės perversmas, na ir nacionalizmo plitimas, tautų pavasaris. Jau vėliau čia eina kalba apie XIX amžių. Tai mano patarimas jums. Jeigu nežinote tiksliai, naudokite atmetimo principo taisyklę. Pagalvokite logiškai, kas anksčiau. Tiesiog kelkite klausimą, kas anksčiau tarp šių visų įvykių, ar kas anksčiausiai, kai kalbame apie istorinius laikotarpius. Toliau viskas aišku ir paprasta, 7, 8, 9, 10 klausimai, stabtelim ties 11 klausimų. Pagal 1791 metų gegužės 3 dienos konstituciją abiejų tautų respublikoje buvo. Perskaitot klausimą ir galvojate, tiksliai nežinau. Ar įtvirtinta absoliutinė monarchija, ar katalikybė paskelbta valstybinė religija, o gal panaikintos bajorų senosios privilegijos, ar valstiečiai atleisti nuo baudžiavos. Naudojam tą patį principą. Atmetu pirmiausia tuos variantus, kurie mano galva yra neteisingi. Ką čia tikriausiai būtų lengviausia atmesti? Jeigu kalbam apie konstituciją, tai absoliutinės monarchijos įtvirtinimas, atrodytų kažkaip keistai. Sakykime, atmetu A variantą. Ir esu kažkur girdėjęs, kad Lietuvoje baudžiava panaikinta gerokai vėliau. Man lieka 2 pasirinkimo variantai B arba C. Na ir sutikit, jeigu nežinote tiksliai, tikrai lengviau rinktis iš 2 nei iš 4. Šiuo atveju teisingas atsakymas B – katalikybė paskelbta valstybinė religija. Keliaujam toliau. Emilija Pliaterytė ir sukilimai, labai lengvas klausimas. Stabtelim ties 13 klausimų. Kuri iš šių asmenybių XIX amžiuje pradėjo blaivybės sąjūdį Lietuvoje? Geras, įdomus, dvigubas klausimas. Kodėl dvigubas? Todėl, kad reikia kažkurią iš šių asmenybių susieti su blaivybės sąjūdžiu ir dar reikia atpažinti iš vaizdo. Man tikrai labai smagu, džiugina tai, kad testo dalyje mes turime pakankamai nemažai vaizdinių šaltinių. A šaltinyje. A variantas, tiksliau. Mes turime Basanavičių, tikiuosi, kad atpažįstate, B Valančius, C Maironis ir D Antanas Smetona, pirmasis prezidentas. Blaivybės sąjūdis ir žinoma, kad B Valančius. Nesudėtinga, ne? Toliau, Immanuelis Kantas, turėk drąsos naudoti savo protų, apšvieta, apšviestojo absoliutizmo idėja, Volteras, tikriausiai irgi pažįstama, didžioji prancūzų revoliucija. Stabtelim ties 17 klausimų. Kelintų metų konstitucijoje yra ši įvadinė dalis. Perskaitykite tuos kelis sakinius, o aš pakomentuoju, kodėl norėjau stabtelti ties šiuo klausimu. Įvadinių dalių, kažkokių dokumentų, galbūt trumpų dokumentų ištraukų arba trumpų labai kelių sakinių šaltinių teste taip pat galite sutikti. Ir reikia tam tikras detalės atpažinti. Na, šiuo atveju, kai kalbame apie tekstuką ir įvadinės konstitucijos dalis, tikrai abejoju, ar mokiniai galėtų pasakyti, ar bet kas galėtų pasakyti iš šitos konstitucijos ta įvadinė dalis, o iš šitos ta. Ką reikia daryti? Reikia ieškoti raktinių žodžių, kurie mums pasufleruotų atsakymą. Tai keliaudami per šitą tekstuką mes matome nutiesti tvirtus, demokratingus, jos nepriklausomam gyvenimui pagrindus ir susirinkus į steigiamąjį Seimą. Steigiamasis Seimas mums suponuoja, kad jis kalba apie pagrindus demokratiškumo, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę po 18 metų vasario 16. Steigiamasis Seimas nuo 20 metų iki 22 metų ir keletą tikrai labai svarbių jo darbų. Žvilgteliu į atsakymus ir matau 1922. Atsakymas A, tai tikriausiai įvadinė dalis konstitucijos, būtent tiktų labiausiai 1922 metų konstitucijai, kur minime steigiamąjį Seimą ir demokratinius pagrindus. Ieškokite tekste
raktinių žodžių. Šitas patarimas gali būti irgi labai naudingas. Keliaujame toliau, viskas čia labai aišku ir paprasta. Na ir trumpa stotelė prie 21 klausimo. Pradedam kelionę per karikatūras. Šių metų egzamine karikatūrų labai nemažai. Netgi 3 karikatūros testo dalyje ir dar porą karikatūrų šaltiniuose. Kodėl noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į 21 testo klausimą? Kas atiteko Vokietijai 1938 metų, po 1938 metų po valstybių pasitarimo, kuris pavaizduotas karikatūroje, kodėl man nėra kėdės. Karikatūra tikrai nebejoju matyta, ji yra buvusi ir vadovėliuose, ir egzamino konspektuose, ir egzamine yra buvusi pačiame. Ir skaitant atsakymus, nestaptelkite ant ne visai teisingo atsakymo. Ką turiu omeny? Austrija, Čekoslovakija, Klaipėdos kraštas ar Sudetų kraštas. Jeigu paskubėsite, galite pasirinkti ir Čekoslovakiją, nes kažką girdėjote. O gal akylesni pastebėjo žemėlapį Čekoslovakijos karikatūroje ant sienos. Tai visgi tikslus atsakymas čia yra Sudetų kraštas. Sudetai priklausė Čekoslovakijai, bet 1938 metais atiduoti Hitleriui vykdant nuolaidžiavimo politiką. Miuncheno suokalbis arba Miuncheno susitarimas. Nebejoju, kad tikrai jau dabar prisimenate, apie ką čia eina kalba, bet kaip žinome, Hitleriui to kąsnio neužteko ir toliau pajudėjo kiti reikalai. 22 klausimas Lendlizo programa, mums primena Rooseveltą. Žvilgtelim į 23. Irgi karikatūra. Kokia 1948 metų karikatūros, kurią šalį dar išlaisvinsime nuo laisvės drauge, pagrindinė mintis apie SSRS vykdytą politiką. Kai pamačiau šį klausimą egzaminę, pagalvojau, žinote, kad net karikatūros nereikia mokėti analizuoti, užtenka mąstyti logiškai, šiek tiek žinoti apie Sovietų Sąjungos vykdytą politiką ir tada kiti variantai tiesiog atkrenta. Žiūrėkite, A variantas – draugiška parama valstybėms. Na, Sovietų Sąjunga ir draugystė, draugiška parama, ne apie tą patį. Toliau izoliacionizmo politikos laikymasis, atsiribojimo. Na, Sovietų Sąjunga nelabai atsiribojo nuo kitų valstybių politikos ir parama kolektyviniam saugumui. Irgi tuo nelabai kvepia. Teisingas atsakymas B – ekspansiniai siekiai pasaulyje. Kitaip ir būti negali, kitoks atsakymas būti negali, nes puikiai žinome Sovietų Sąjungos vykdytą politiką. Na ir paskutinis klausimas, prie kurio noriu staptelti, noriu jūsų dėmesio šiek tiek paskutiniam testo klausimui, tai yra 25 klausimas, ne veltui dar viena karikatūra ir staptelim čia, nes visgi karikatūros, analizė karikatūros nėra pati lengviausia dalis abiturientams. Klausimas skamba taip. Nurodykite karikatūros pirmyn draugai pagrindinę mintį apie Michailo Gorbačiovo 1985 metai pradėtą politiką. Į ką galėtumėm atkreipti dėmesį? Pirmiausia, peržiūrim karikatūrą. 3 vyrus atpažįstam tikriausiai, kurie rodo pirštu į vieną pusę ir Michailas Gorbačiovas į kitą. Kokie mums variantai yra siūlomi? Atsisakoma marksizmo-leninizmo ideologijos, pasisakoma už padėties išsaugojimą, raginama atnaujinti esamą santvarką, skatinama tęsti agresyvę užsienio politiką. Na, tikriausiai žinant visą Sovietų Sąjungą ir Gorbačiovo vykdomą politiką, čia atsisakymas ir padėties išsaugojimas nelabai jau tinka. Teisingas atsakymas C – raginama atnaujinti esamą santvarką. Vieni rodo į vieną pusę, o kiti į kitą. Kitas, Gorbačiovas tiksliau, rodo į kitą pusę. Ką mums tai galėtų suponuoti? Santvarkos atnaujinimą. Na ir tiek, tikriausiai kalbant apie testo klausimus, labai rekomenduoju pereiti testo klausimus visus, nes aš dabar tik perbėgau labai greitai tam tikrus, į kuriuos labai norėjau atkreipti jūsų dėmesį. Pradėkite ruoštis egzaminų jau dabar, nėra geresnio laiko, o kitoje pamokoje žvilgsnį mesime į šaltinius. Iki greito.